Unboxing LT ir ant mūsų stalo šiandieną 89 euro centų stebuklas iš Lidl parduotuvės. Dulano rūkyta paukštienos dešra. Dešra, ne tai, kad kažkoks tai tenai, nežinau. Dešra. Turbūt taip supranta vokiečiai ar kas, kad čia yra dešra. Pasižiūrėjom, iš ko jinai pagaminta. Taigi, tai yra pirmos rūšies rūkyta paukštienos dešra. Ir sudedamosios dalys 24% kalakutienos, geriamasis vanduo, 5% vištienos sodelės, paukštienos riebalai, nitrinė druska, valgomoji druska, konservantas natrio nitritas, prieskoniai, dekstrozė, stabilizatoriai, difosfatai, natrijos citratai, antioksidantas, askorbo rūgštis, natrijaus skorbatas, rūgštis, citrinų rūgštis, prieskonių ekstraktai, buko dūmai. Gali turėti garstyčių prieskonių, nežinau. Taip, bet pagaminta tai yra ne Lenkijoje, o Vokietijoje. Tai yra šita dešrytė, tai yra vokiečiai galvoja, kad čia yra dešra, o mes nežinau, kas šitokio. Vokiečiai galvoja, kad tai yra rūkyta paukštienos dešra. 100 gramų. Atidarom. Priminsiu, kad yra Lidl parduotuvėje pirkta. Atidarom ir paragausim. Verta mokėti tokius pinigus už 100 gramų ar neverta. Taigi dešrytė. Na taip, iš tikrųjų tai yra, primena, 89 euro centai. Na taip, dešra, kaip mūsų daktariška kiaulienos dešra, bet čia yra išrūkytos paukštienos. Pauostam. Nežinau, man jinai kvepia kaip daktariška dešra, tai aš tiesiog dabar susisuksiu, jos atsikasiu ir paragausiu. Na, ką galiu pasakyti. Druskos daug, suroka. Nelabai aš jaučiu vištieną, tenai paukštieną. Man rodos, pati normaliausia daktariška dešrytė. Nu, suvalgysiu gabaliuką. Galiu pasakyti taip, kad tokios dešrytės yra pateikiamos moteliuose. Nu, tiesiog, kai jeigu kas nors važinėja po Vokietiją ir valgo pusryčius tenai moteliuose arba hoteliuose, tai va tokia dešrytė pusryčiams pateikiama yra ant švediško stalo. Ar mūsų šeima šitą dešrą dar pirks? Nežinau, manau, kad ne. Man jinai yra suroka, truputį ne mano skonį, tiesiog ne mano skonį. Lietuviškas mano skonis yra truputį prie kitokių dešryčių pripratęs. Taip, aš ją suvalgysiu, viskas tvarkoje yra, bet vertinsim 3 žvaigždutėm. 3 žvaigždės iš 5, tai yra jūsų pasirinkimai. Jeigu norit, perkat, jeigu nenorit, neperkat. Tai yra rekomendacijos, kad tikrai šitą dešrą reikia pirkti, jinai tikrai yra verta, kad ją reikėtų pirkti, aš neduosiu. Taigi, 3 žvaigždės iš 5, Dulano dešra, rūkyta paukštienos dešra iš Lidl parduotuvės.